Šiandien aš valgysiu labai pigią, labai brangią ir labai vidutinišką picą būtent čia Romai. Romai gyvena 10 milijonų žmonių ir kasdien jie suvalgo po 30 milijonų picų. Šiaip tai šitos skaičius išgalvojau, nes nieko nežinau apie Romą. Bet ką esu girdėjęs, tai kad Romai kūrė šitie du žmonės. Jo, keistokie. Tai šiandien keliausiu per restoranus ir vertinsiu, kuri pica yra verta daugiausiai dėmesio. Važiuojam. Tai atvykom pirmąją vietą, net nesistengsiu ištarti šitos vietos pavadinimo, nes vis tiek suklysiu. Ir esu lauke, žiemos metu. Ne dėl to, kad labai norėčiau, bet atvirai pasakius, vidui nėra daug vietos. Tikriausiai taip jį būna, kai užsakinėjai 6 eurų pizzą. Meniu gana nemažas ir primena Lietuvos pizzerijas, bet prieš kokius 7 metus. Ok, tai atkeliavo pirmoji pica. Atvirai pasakius, negalvojau, kad taip mano diena prasidės. Tai pirmoji pica vadinasi carbonara ir iškart galite pastebėti, kai yra gana keistokos formos. Ok, tai ką išsiaiškinau, kad šitas dalykas nėra vadinamas pica, jis yra vadinamas pinsa. Ir koks pagrindinis skirtumas, tai yra pats padas. Nes pati tešla yra paliekama fermentuotis ilgiau, tai yra iki 3 parų. Ir tešloje naudojami kviečių, sojų ir ryžių miltai, ko iš tikrųjų nerasi originalioje picoje. Ant pačios vadinamosios picos uždėti tokie ingredientai, kurie dedami pačioje karbonaroje. Tai yra šoninė, sūris, parmezanas, šiek tiek kiaušinio. Ok, gerai, užteks kalbėti, ragaujam. Labai traškus padas. Atvirai pasakius, sūri pica, kur gali tikėtis pačios karbonaros, bet viršus yra šiek tiek minkštas ir pats labai duoda skonio šoninė ir parmezanas. Pats vertinimas, skani pica, traški, kuri čia žaidžia, dominuoja pats padas, tikrai yra neįprasta. 7,6. Tikrai gera pica, bet žvelgiant į tai, kad kiek dar picų valgysiu, gali būti ir geriau. Gerai, keliavom į kitą vietą. Ok, atvykom į antrąją vietą. Pati vieta gana jauki, dėl ko aš būtent ją pasirinkau, nes turi tikrai nemažai atsiliepimų. Vienintelis niuansas, kas man nepatinka, tai yra meniu. Jis yra gana didelis. Ir kuomet restoranai turi labai platų meniu ir paprastai nespecializuojasi ties konkrečių patiekalų, jie gali šiek tiek nuklysti nuo kelio. Bet pažiūrėsim, užsisakiau pizzą ir laukiam, kol pagamins. Antroji šiandienos pica. Šita pica vadinasi Capriosa, ji kainavo 10 eurų. Ir man pirminis įspūdis toks. Tarsi būčiau atsisakęs pizzą iš Čili pizzerijos su sūriu ir tiesiog užsidėjęs ant viršaus viską, ką turiu šaldytuve. Tai yra, matau, kumpio, pievagrybių, alyvuogių, kiaušinio netgi ir artišoko. Ok, artišoko gal ir šaldytuve neturiu, bet įdomus konceptas. Negalvojau, kad pica taip atrodys, bet pažiūrim ir paragaujam, koks skonis. Kad ir kaip keistai galėtų atrodyti visa šita ingredientų įvairovė, atrodo šefas jos dėdamas pagalvojo, kaip viskas turėtų dėrėti. Tai kas mane nustebino, kad kiaušinis ant picos tikrai geras dalykas, jis tiesiog duoda įvairovės. Įvertinimas 7,7. Jis šiek tiek pralenkė būtent praeitą vietą, kur mes ragavom. Keliavom paskutinę vietą. Ir esam paskutinioji vietoj, kuri vadinasi Vikos Pizza and Wine. Ir čia tikrai gali pajusti prabangą. Gali pamatyti tokius dalykus, kaip iš anksto paserviruotas stalas. Viršui pačios freskos tikrai suriša visą kambarį ir naudojama yra malkinė krosnis, kas yra labai svarbu. Ir tai tikrai, manau, darys įtaką pačios picos skoniui. Kas mane tikrai nustebino, tai yra aptarnavimas. Vos atėjau ir pasakiau, kad filmuosiu video
ir ragausiu jų maistą, stafas man pristatė šefą, kuris man gamins pizzą. Jų teigimu tai yra pasaulinio pripažinimo šefas, kuris gamins triufelių pizzą. Ir jie sakė, kad jis yra top 10 šefų pasaulyje, kuris keliavo per pačią Prancūziją, Ukrainą, Angliją ir taip toliau. Buona pizza, mi raccomando. Ir štai atkeliavo 29 eurų pica. Tiems žmonėms, kurie nėra ragavę nieko su triufeliais, iškart galiu pasakyti, kad kvapas yra labai stiprus. Kvapas yra toks, kuris netgi dirgina nosį. Ir pats stafas, vėlgi, kaip pasakiau, kad filmuosiu, mane įsileido į pačią virtuvę ir parodė, kaip viskas gaminama. Tai naudojama mozzarella, labai tyras alyvuogių aliejus, 36 mėnesių parmezano sūris ir ant pačio galo vos man atneša pagamintą pizzą, pats padavėjas ant viršaus užtarkuoja triufelį. Aš dievinu tokios stiliaus pizzas. Ką aš turiu omenyje? Man pačiam patinka neapolietiškos stiliaus pizza, kas tai ir yra. Tai yra padas, kuris nėra traškus, jis yra tiesiog minkštas. Ir man patinka ta tešla. Man patinka ta tešla su skoniu, jie turi druskos. Patys triufeliai stiprus, bet nuoširdžiai labai gerai dera su pačiu parmezanu, su pačiu mozzarella. Geriausia pica, kurią valgiau šiandien. Be abejonės. Aš šitai pizzai duodu 8,2. 8,2. Tikrai labai gera pica. Ok, padarom apibendrinimą. Ir nesvarbu, kad dabar yra kitos dienos rytas ir mes esame visai kitoj vietoj, bet aš turiu prisipažinti, kad reikia pakeisti paskutinės vietos įvertinimą, nes 8,2 yra per daug kritiška, kaip kalbam apie pizzą, kuri yra viena skaniausių mano ragautų gyvenime. Tai aš keičiu įvertinimą iš 8,2 į 8,7. Tai truputį pakeitėm lokaciją, nes mūsų gerbiami Vatikano pareigūnai paprašė palikti Vatikano teritoriją ir filmuoti Italijos ribose. Hey. Oh, no video. Tai kuri pica buvo skaniausia, tai žinoma paskutinioji vieta, tai jau galima iš įvertinimo spręsti, tai pati brangiausia šios dienos vieta. Ar ten valgyčiau dažniausiai? Ne. Tikrai ne, labiau rinkčiausi pirmas ir antras vietas, nes jos yra labiau prieinamos. Kalbam paplamai, tai Italijoje picų geimas labai geras. Čia daugiau nieko ir nepasakysi. Šiam kartui tiek ir čiau. Gerai, čia bus katas. Kaip siklus? Ji pasakė gerai.